Vilniuje Nepriklausomybės aikštėje startavo Liberalų ir Centro sąjungos mobilus rinkimų štabas numeris 14. Tai yra Liberalų Centro sąjungos mobilus rinkimų štabas, nes norime būti arčiau rinkėjų ir sieksime aplankyti beveik visus Lietuvos miestus ir miestelius, bendrauti su rinkėjais, kviesti dalyvauti referendume tam, kad mūsų Lietuvos žmonės aiškiai pasakytų, ar jie nori ar nenori, kad būtų protestas atominės elektrinės darbas ir kartu galėtume pristatyti savo rinkimų programą Geresnė Lietuva. Taigi norim būti ne toliau, o arčiau mūsų rinkėjų. Mobilus štabas numeris 14 – tai didžiulis modernus vilkikas su įrengtomis darbo vietomis, su išrenkama scena ir ekranais, kuriuose bus ne tik pristatoma partijos programa Geresnė Lietuva, bet taip pat bus raginama aktyviai dalyvauti referendume dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo. Žmonės, ateikite spalio 12 į rinkimų apylinkės. Kartu su rinkimais vyks referendumas dėl mūsų atominės jėgainės darbo pratęsimo. Balsuokite už atominės darbo pratęsimo, balsuokite už save, už savo ateitį, už savo vaikų ateitį, balsuokite už mažesnės elektros kainas. Nelikite abejingi. Po spalio 12, jeigu neteisite, nebus ką kaltinti. Patys busite kalti. Tuo aš sakau, ateikite ir balsuokite. Balsuokite už save. Mobilusis Liberalų ir Centro sąjungos štabas iš Vilniaus pajudėjo į Šiaulius. Ši moderni agitacinė priemonė iki rinkimų agitacijos pabaigos aplankys dešimtis Lietuvos miestų ir miestelių. Mobiliojo štabo grafiką galite rasti internetinėje Liberalų ir Centro sąjungos svetainėje.